šviečia saulė, su jumis Jonas Dainys ir Rolandas Mackevičius. Radistai. Čia ketvirtoji pajūrio serija, Exit pajūrio serija ir šiandien mes pristatysime jums ir papasakosim, kaip kas Palangoje veikia. How it works. Taip, daugelis kiekvieną savaitgalį atvažiuoja į Palangą, bet net nenutuokia, kaip veikia tam tikri labai subtilūs dalykai. Rolandai, kaip gaudžia varpas? Žiūrėk, brolis tau. O taip veikia Palangos varpinis laikrodis. Dar vienas įdomus, reikalingas labai dalykas tiem, kas nemoka muštis, bet užtat greitai bėga. Net Vilnius ir kitas Lietuvos miestas neturi šito aparačiuko, tai yra SOS. Spaudžiam. Jo, mes norim sužinot, kaip tai veikia. Labą dieną. Nesupratau. Šiaip dabar pietų metas, man atrodo. Va taip veikia SOS skambutis Palangos centre. Labai operatyviai. O jeigu filmuoja? Šiaip yra kamera. Jo, yra kamera. Tai ką, 3 minutės ir sėsim. Labas, mes esame policijos komisariate, bet neblogais kėslais. Viskas labai gerai, nors ir mūsų nesustabdė, netvežė. Mums taip pat nejauku kaip ir jiem dabar. Bet mes norim sužinoti, kaipgi veikia policijos komisariatas ir ką jisai daro čia paprastom dienom. Matom Palangos mieste esančias 14 vaizdo kamerų, kurios filmuoja įvairias Palangos vietos esančias, Basanavičiaus gatvė, miesto centrą. Ir pamačius kažkokį tai incidentą, jūs skubiai? Taip, iškart yra informuojamos patrulis mieste dirbantis. O kokiu transportu jūs naudojatės? Mačiau, yra autobusiukas, mašinas, mopedai, keturatis ir segvėjai. Yra kateris. Katerio nėra, bet mes glaudžiai bendradarbiaujam su gelbėjimo stotį. Reikia greičiau ir pagaliau išsiaiškinti, kaip veikia moteris. Mergaitės, nereikia ištrinti jūs? Tęsime ekspediciją po Palangą ir esame prie ZIP FM studijos Palangoje. Jo, visiškai viskas perkelta yra absoliučiai į Palangą, prie pat Smėliuko paplūdimio ir paklausim dabar labai rimtos laidos, koks jausmas jiem yra čia dirbti. Vyrukai, sakykit, prašau dabar, koks yra jausmas dirbti čia, toks visokiom sąlygom čia, kur smėlis, tik tai visą laiką reikia nogam būti. Aš labai džiaugiuosi, man kiekvieną vakarą labai patinka, nes daug mergaičių praeina, viskas taip šviežia ir gražu. Geriausiai, kad išėjęs iš studijos tu gali daryti taip. Dar vienas topinis objektas, kaip kas veikia Palangoje. Palangos vandenys. Jeigu tu galvoji taip pat kaip mes su Jonu galvojam, kad visas suplaukia yra tiesiog į jūrą per tą mažą upelį, tai mes klystam. Taip, mes tuo įtikinsim ir jūs, ir patys įsitikinsim, kaipgi viskas vyksta. O vyksta paprastai, čia Palangoje yra viskas labai išpumpuojama ir tada nukošima. Taip, tas vanduo per tokias triubas. Ir ten labai vapelis nekoks, bet nieko. Per rimtus vamzdžius 18 km pumpuojamas į Būtingės terminalą, kur dar kartą išvaloma ir tada tik tai jau kas paleidžia. Nu, praktiškai tu jau gali gerti vandenį. Taip, jau gali gerti. Kurioje vietoje išbėga tas vanduo, kuris būna perfiltruotas jau išpumpuotas? Vanduo išteka apie 1,5 kilometrų jūroje. Žodžiu, ne po tiltu čia išbėga? Ne po tiltu. Viską darom nakties metu, į naktį jungiam gręžinius. Ir čia gimsta švarus vanduo. Na ką, kaip toliau klausimas veikia Palangoje taksi? Todėl mes pakalbinsim vieną iš taksistų. Labą dieną! Oi, ne! Ar jūs esate Palangos taksistas? Taip. Kaip veikia Palangos taksi? Matote, yra centriukas, o kolega šneka dabar. Atsiliepėmės, gaunam iškvietimą ir iškart važiuojam. Iš viso turim 50 taksi Palangoje.
2 mėnesius dirbom, 10 mėnesių atostogavom, o per tos 10 mėnesių žaidžiam kortom, šachmatais ir gerai gyvenam. Ačiū, viso gero. Lipam į Švyturį, tai yra pagrindinis laivams kelias namo. Ponas Mackevičiau, kaip jaučiate? Aš turiu pasakyti taip, jeigu už kur nors nesilaikau, tikrai labai striomna, kojas mano visiškai šlapios ir visur nutirpė man yra. Aš žiauriai bijaučiu, žiauriai. Kažkas čia juda. Esam 35 metrų aukštį, bet aš galiu pasakyti, streso aš turiu kaip, nežinau, krisdamas iš dangaus tikriausiai. Labai gražu, labai malonu. Bet ir labai baisu. Ir verta sužinoti, kaip viskas veikia. Čia Palangoje. Kokia buvo vakar naktis, vakar grojom su Josh Gabriel Exite, dabar rytas, 11 val. Ryto mes išvažiuojam su svečiu Josh Gabriel atgal į oro uostą. This summer, you're having so many festivals. How many festivals do you have and how do you deal with that travel routine? How many? I don't know exactly, but I know we played in a bunch of festivals in Australia. We played EDC in America a couple times. We played like Global Gathering. We have a lot of different things, and but you know what? Who can complain? We make music. We play music. I'm not complaining about traveling. This show at Exit, is this the only solo show that you're doing this summer? Yes, it is. Yeah. How do you feel about, I know you've been asked that many times, how do you feel about going back to G&D, Gabriel and Dresden? You know, I'm happy about it. We took a break and we learned a lot of stuff apart, and we're having a great time back together making music. So I'm happy about it. Ką, Exit Pyro serija 4 baigėsi, sužinojom, kaip dirba, kaip veikia Palanga, kaip viskas veikia ir kitą savaitgalį vėl laukiam jūsų čia, dėl to, kad turėsim žiauriai stiprius atlikėjus. Viskas prasidės su Exit laivu, kurį galite užsiregistruoti per Facebooką, Exit grupėje, o į klubelį atlydės labai geras ir mano mėgstamas DJ Skin Fay. Tai ačiū, kad žiūrėjai ir iki pasimatymo Exit Pyro serijai numeris 5.